Sąmoningumas ir pojūčiai. Vienas iš metodų, kuriais galima pagerinti senjorų savijautą, yra dėmesingas įsisąmoninimas, nes jis padeda suvokti akimirką, mažina stresą ir ugdo teigiamą mąstyseną, taigi prisideda prie bendros emocinės ir psichinės sveikatos vėlesnėme amžiuje. Sąmoningumas – tai budizmo tradicijų metodas. Tai yra tikrovės išgyvenimas tokios, kokie jį yra, jos nevertinant. Tai dabarties akimirkos išgyvenimas čia ir dabar. Šio metodo tikslas – skatinti kūrybiškumą ir vaizduotę, aštrinti pojūčius, atgaivinti praeities vaizdus ir su jais susijusius prisiminimus. Senjorams gali būti naudingas dėmesingas įsisąmoninimas, nes jis mažina stresą, padeda atsipalaiduoti ir pasiekti ramybės būseną, sutelkti dėmesį į savo kūną, mus lydinčius jausmus ir emocijas. Galime lavinti savo vaizduotę ir prisiminti malonius vaizdus bei pojūčius. Pagrindiniai šio metodo privalumai. Streso mažinimas emociniai sveikatai, emocinė gerovė, emocinio intelekto ugdymas, menas džiaugtis mažais ir paprastais dalykais, savigarbos stiprinimas, kognityvinių gebėjimų gerinimas, skausmo gydymas, atsipalaidavimas, vidinė harmonija ir ramybė, pojūčių ir vaizduotės stimuliavimas, geresni socialiniai ryšiai, proto ir kūno ryšys. Didesnis dėmesys ir susikaupimas. Norėdami gilintis į šią techniką, turėkite maisto produkto. Tai gali būti saldainis, obuolys, sultenė arba bet koks kitas maisto produktas ar vaisius. Šiame konkrečiame pavyzdyje naudosime obuolį. Patogios vietos atsisėsti. Pirmasis etapas. Pasiruošimas. Susiraskite gerą, patogią vietą ir pasiruoškite obuolį, geriausiai vienos spalvos – raudoną, geltoną, žalią. Padėkite obuolį priešai save arba laikykite rankoje. Antrasis etapas – susikaupimas. Pažvelkite į obuolį. Užuoskite jo kvapą, atidžiai apžiūrėkite jį iš visų pusių, atkreipdami dėmesį į jo detalės. Pabandykite kelias sekundės suvokti obuolį. Po to obuolį atidėkite į šalį. Trečiasis etapas – atsipalaiduokite. Patogiai atsisėskite ant kėdės, nugarą atremkite į kėdės atlošą, o pėdas patogiai padėkite ant grindų. Ranką sudėkite išilgai liemens, o delnus padėkite ant šlaunų. Dabar užmerkite akis ir giliai įkvėpkite. Sutelkite dėmesį į kvėpavimą. Lėtai įkvėpkite ir iškvėpkite. Atkreipkite dėmesį į įkvėpimą ir ramų iškvėpimą. Pajuskite, kaip mintys teka jūsų galvoje. Leiskite visoms sunkioms ir stresą keliančioms mintims nuplaukti. Galvokite apie kiekvieno kūno raumens atpalaidavimą. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja veido raumenys, ypač žandikaulio raumenys. Įsitikinkite, kad jaučiatės atsipalaidavę ir pailsėję. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja pečių raumenys, įsivaizduokite, kad nuo pečių nukrito didžiulis svoris ir pajutote didžiulį palengvėjimą. Ketvirtasis etapas. Sutelkite dėmesį į pojūčius. Dabar akimis prisiminkite obuolį, kurį ką tik laikėte rankoje. Prisiminkite tikslų jo atvaizdą su visomis detalėmis. Prisiminkite lygią jo odelę. Galbūt jaučiate jo kvapą?
Prisiminkite sultingo, saldaus obuolio skonį. Dabar pabandykite prisiminti obuolių kvapą iš vaikystės. Pabandykite prisiminti šviežiai iškepto obuolių pyrago kvapą ir skonį savo namuose. Argi tai nėra malonu? Galbūt šis obuolys kelia kitus prisiminimus iš vaikystės ar iš šeimos susibūrimų. O gal jis jums asocijuojasi su kažkuo visai kitu? Įsivaizduokite tai 10 sekundžių. Leiskite tiems prisiminimams tekėti. Ar jie malonūs? Pasilikite su jų sukėlusiais jausmais, atsipalaidavimo ir malonaus pasitenkinimo prisiminimais būsenoje. Galite taip pabūti tiek laiko, kiek norite, bet taip pat galite atmerkti akis ir grįžti ten, kur sėdite. Atsipalaidavimo būsena jūs lydės dar ilgai. 4. etapas. Savianalizė. Skirkite šiek tiek laiko ir pagalvokite apie emocijas, prisiminimus, pojūčius. Galite pasiimti popieriaus lapą, kad užrašytumėte savo mintis, arba tiesiog skirti laiko apmąstymams.